šiandien pakalbėsime keturračių tema. Padarysime trumpą apžvalgėlę apie keturračius, kadangi turėjau progos pavažiuoti su C-Force 520 keturračiu, tai nutariau nufilmuoti trumpą video, tai pasidalinsiu keliais pastebėjimais, šiek tiek pakalbėsim, pamatysit mano važiavimą, tikiuosi šis video bus įdomus, aktualus, nepamirškit prenumeruoti kanalo, paspausti like, na ir važiuojam. Tai pakalbam apie C-Force 520 techninius duomenis. Na, šis keturratis tikrai nėra labai galingas, bet man galios bandant jį pakako. Jo kubatūra yra 495 kubiniai centimetrai, 25,5 kW galios. Na, kiek dabar domėjausi, kiek važiavau, bandžiau, tai jisai įsibėgėja 60 km/h, kadangi yra naujas, 23 metų, tai su garantiniu yra ribotuvas. Po garantinio laikotarpio galima ribotuvą išimti ir pasiekia apie 100 km/h greitį. Na, galios man užteko, greičio užteko, kadangi šiuo metu pajūryje jos bandyme labai yra dideli potviniai, visur dešinynai, tai nebuvo kur įsibėgėti kitų 60 km, dažniausiai greitis 40-50 buvo, tai emocijos tikrai buvo labai geros, labai esu sužavėtas, nesitikėjau, kad taip kokybiškai bus pagamintas, kad taip kokybiškai važiuos, tikrai labai nustebino. Kadangi keturratis 23 metų, tokio naujo nesu bandęs, bandžiau prieš tai 5 metų, 10 metų senumo, tai šis važiuoja kaip naujas. Jokių klibėjimų, jokių laisvumų, valdomumas, kur suki ten važiuoja, jokių, kaip sakant, feilų nieko nėra. Viso važiavimo metu nebuvo jokių klaidų, ar kad sumėtytų, ar kad neitų sukontroliuoti, tai tikrai tas mane nustebino, esu labai maloniai nustebęs, nes tikėjau, kad CF moto tokia yra. Tai toks trumpas mano video su pastebėjimais, galite aišku ir nesutikti su mano nuomonė, parašykite savo komentarą, visą laiką laukiu, nepamirškit prenumeruoti kanalą, paspausti like, na ir iki.